Rovė senelis ropė, neparovė, ateik senelę padėsi. O, kaip gerai. Šis stogas bus tvarkomas 3 kartą. Pirmas jo tvarkymas buvo prieš 2 savaitės, paskui praėjo 3 dienos, tvarkė dar kartą ir dabar atvykome tvarkyti dar kartą. Tai prieš tai atvykę meistrai atsivežė prilydomą dangą ir lydė visur. Matot, visur yra jau nulupimai, nes po dangos užlydymo pradėjo vėl leisti stogas. Tai čia dėta po apačią, o čia ant viršaus lipdyta. Ir matosi, vanduo paeina. Pradėjo leisti, tai susidarė toks kapšas vandens, kuris patenka po dangą, nes prastai prisilydo. Va, taip, matot, niekas neprilydyta yra. Kreipkite dėmesį, prisilipdę aklinai, čia visiškai sausa yra. O čia matot vanduo. Tai vanduo iš viršaus atkeliavę, čia kur prisilydė viskas. Šoka per bangą, tada ir nori, nenori praleidinėja vandenį. O taip, viskas, varžtai visi išlakstė. Tad atsiminkite, kad su prilydoma danga remontuojami tik plokšti stogai. Dabar va taip atrodo, priekis dar ten neskardintas, bet jau galas va taip, kad atkeliauja vanduo, o čia opa, užsisuka ir numetamas vanduo. Atsimenat, kaip pasakau,